Sveiki visi ir kaip matot filmuoju savo trečią vlogą Norvegijai. Mes šiandien veiksim tikrai nemažai ir yra vienas privalumas mūsų kempinge, kad yra šalia muziejus ir važiuosim nueisim peškom iš tikrųjų į tą muziejų. Ten pafilmuosiu, pažiūrėsim ir kraustysimės iš šito kempingo dėl to, nes jau norim važiuoti į visai kitą galą. Nu, ne visai kitą galą, bet turiu omeny važiuoti toliau žymiai, tai reikės važiuoti 6,5 valandas čia be sustojimų. Ir jo, aš manau labai pavargsiu, nes labai pavargsti važiuoti į mašiną, aišku. Fainiau negu Lietuvoje važinėtis dėl to, kad matai kalnus ir šiaip visokius gražius vaizdus, bet iš tikrųjų vis tiek vargina, 6,5 valandas čia yra nemažai. Tai jo, ir tada žiūrim mano vlogą. Kur mumis atvedė, nesupratau, čia kažkokį filmą žiūrėsim, dar kažką. Patiko filmas, bet galėjo būti ledynmetis. Būtų, manau, buvę originaliau. Žodžiu, žiūrim, kas čia dar gerai. Kas čia per magija? Čia karočiui paspaudė, bet nieks neveikia. Svarbu spausti. O, žiūrėkit, čia dar yra kažką paspausti. Aš kažką spaudau, bet net nežinau, kas čia vyksta. O, jes, pasižiūrėkit, kasgi čia. Einam pamint dviratuką. Esmė šito yra, kiek galiu aš prigaminti energijos mindama dviratį. Aš Lietuvoje mindama tiek energijos prigaminčiau, kad taip, kad kreipkitės į mane, jeigu ką. Viską jums pafilmavau, o pati nieko nepaskaičiau, tai einu biškį paskaityti. Čiau. Pakliuvom į kamštį, avytės išėjo pasivaikščioti. Ten vienas driežais, ir eina. Žiūrėk, bet tai atsipautus. Alio, hebra, skirstumės. Saiga. Žiūrėkit, kur mes atvažiavom. Sekantis kamštis jau nebe ožko, o karvių. Cool!
pagal idėją aš turėčiau kažką pakomentuoti, bet aš nežinau, ką čia pakomentuoti, nes ir tai viską matot. Nu, tik tai, kad labai oras geras ir labai fainiai tai, kad gali prieiti prie visų šitų, nu, ten, nežinau, krioklių, gali taip arti prieiti, gali palies pažiūrėti, koks vanduo ir taip toliau. Ai, dabar žiūrėkit, kur aš jums parodysiu, kur mes čia užlipsim. Taigi, pakeliui į antrą kempingą mes sustojom itin gražioj vietoj. Pasižiūrėkit patys. Pasigrožėjom ir gana vėl dabar į kelią. A man, all I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, yeah. Bust that skank, ain't nobody messing with the gang. O mes radom sniego šalia. Dabar eisim išbandyti, kaip jisai čia veikia. O Jėzu, normaliai. Po 3 valandų važiavimo sustojom pagaliau pavalgyt. Negaliu nepafilmuoti. Pažiūrėkit. Po 6,5 valandų važiavimo mes pagaliau atvažiavom į kempingą. Ir čia šitas namas, jisai visas yra mūsų. Bet galiu parodyti pačią įdomiausią dalį. Žiūrėkit, aprodysiu visą vidų. Lipi laiptais, užlipi, bam, daug durų. Pasižiūri, kas čia. Niekas nežino ir aš iš tikrųjų nenoriu žinot. Kambarys. Dar vienas kambarys. Dar vienas kambarys. Dar vienas kambarys. Čia išeini. Nu, neblogas vaizdas. Nieko negaliu pasakyti. Gerai, einam toliau. Ai, labai įdomios spintos. Kaip šaldytuvai. Fanera sudėta, čilas. Einam toliau. Tada eini čia. Dar vienas duris. Tualetas. Virtuvė. Svetainė. Apačia. Lipi laiptais, lipi laiptais. Šaldytuvas. Duris. Atidarai duris. Tualetas. Dar vienas duris. Ir vėl neaišku, kas ir aš nenoriu žinot, kas. Dušas turbūt. O taip, didelis toks. Lempėčkų, lempa, rozeta. Dar vienas dušas. Gerai, šitas padaresnis. Svetainė. Duris. Atsirakini duris ir gali pakilti viršų iš ten, kur aš atėjau. Taigi užbaigsiu šį video ir ačiū, kad žiūrėjot, būtinai palaikinkit, būtinai pašerinkit, būtinai pakomentuokit kažką fainaus ir tada iki kito video iš Norvegijos. Čiau. O, čia biški menis, elė ir persikutė. Kažkokia panelė raidina ant elės.